Pasaulyje yra daugiau negu 40 000 aukštojo mokslo įstaigų. Daugiau negu 7 000 yra akademiniai universitetai. Tai universitetai, kurie vykdo mokslinius tyrimus. Toks faktas, jog top 400 universitetų pasaulio sudaro tik 1% visų pasaulio aukštojo mokslo institucijų. Ir yra toks didžiulis mitas kandidatų tarpe, jog jeigu jie neįstoja į top 100 universitetų, reiškia, jie neįstoja į labai gerus universitetus. Tačiau kaip nustatomi tie top universitetai? Kokiais kriterijais remintis sudaromi tų universitetų reitingai? Taigi pirmiausia, pabandykime atrasti, kokie aplamai egzistuoja reitingai. Na ir be abejo, užduosim šitą klausimą Google'ui. Na ir matome, kad pirmoje vietoje paieškoje mes matom QS World University Rankings. Antroje vietoje Top Universities.com ir irgi QS World University Rankings. Trečioje vietoje matome Times Higher Education World University Rankings, Ranking Web of University iš webometrics.info. Na ir toliau dar kitokie visokie. Tačiau panagrinėsim kelis pačius populiariausius pasaulyje reitingus. Ir pradėsime nuo mažiausiai populiariausio, tai yra Ranking Web of Universities iš webometrics.info. Taigi esame Rankings Web of Universities tinklapyje. Ir kairėje pusėje matome methodology. Taigi paskaitysim, kaip sudaromas šitas reitingas. Na, čia tokia ilga įžanga, praleisim. Taigi 50% šito reitingo sudaro visibility, tai yra matomumas. Taigi šio reitingo 50% sudaro, kiek yra aplamai nuorodų iš kitų tinklapių į tuos universitetus. Ir šitas reitingas naudojasi Majestic SEO ir Ahrefs sistemomis. Tai yra, jie vertina, kiek domeinų, tai yra tinklapių, turi nuorodas, linkus į pačių universitetų tinklapius ir aplamai, kiek yra paminėjimų. Taigi šito reitingo 50% sudaro visibility arba matomumas. Šį reitingų agentūra naudoja Majestic SEO ir Ahrefs sistemas, kurios matuoja, kiek domeinų arba tinklapių turi nuorodų į universitetų tinklapius. Kitas 50% sudaro activity, tai yra aktyvumas. Ir jis padalintas į 3 dalis, tai yra presence, aplamai kaip suranda Google'as. Ir ši sistema skaičiuoja kiekvieną tinklapio puslapį, tai yra kiek puslapių universiteto tinklapyje, openness, tai yra atvirumas, ar lengvai prieinami visi failai tinklapiuose, ir excellence, ir 10% yra mokslinių darbų citavimai, tai yra kiek paieškos varikliai suranda citavimų. Na, kaip matome, toks visiškai internetinis vertinimas, tai yra kiek nuorodų yra į universiteto tinklapį ir vertinamas pats universiteto tinklapis. Ir mano manimu, tai tikrai nelabai vertas dėmesio reitingas, kadangi šiais laikais universitetai užsako daug reklamos ir stengiasi, kad jų nuorodų būtų kuo daugiau tam, kad pagerintų SEO. Taigi, mano manimu, šis reitingas nėra toks svarbus. Na ir sekantis reitingas, kurį apžvelgsime, yra QS World University Rankings. Šiuo metu labai stipriai populiarėjantis ir Google pirmose vietose surandamas reitingas. Taigi esame QS World University Rankings tinklapyje. Čia matome University Rankings, World University Rankings ir apačioje randame Methodology. Taigi pirmiausia mes matome QS World University Rankings map, tai yra žemėlapį. Ir įdomus faktas tai, kad šiame žemėlapyje mes iš karto galim pasižiūrėti, jog šis reitingas nevertina daugumos Jungtinės karalystės universitetų. Šiame žemėlapyje aš tiesiog matau, jog čia yra kažkur trečdalis Jungtinės karalystės universitetų, keli Olandijos universitetai,
keli Danijos universitetai, na ir matome netgi 3 Lietuvos universitetus. Taigi sugrįžkim ir pažiūrėkim į metodologiją. Taigi čia matome indikatorius, 40% yra academic reputation from global survey, tai yra iš apklausos, tai yra universitetų reputacija iš globalios apklausos. Taigi galime apie tai šiek tiek paskaityti. Taigi čia matome, jog reitingo agentūra siunčia universitetams apklausas, kurias jie turi atsakyti. Na ir čia aprašomas pilnai visas procesas, kaip tai vyksta. Jeigu bus įdomu, galėsit paskaityti daugiau. 10% sudaro darbdavių reputacijos apklausa. Mano manimu, pats svarbiausias šiame reitinge rodiklis, tačiau jisai užima tik 10%. 5% sudaro proporcija tarptautinių studentų, tai yra santykis, kiek yra tarptautinių ir vietinių studentų. 20% sudaro citavimai atitinkantis vienam dėstytojui, 5% proporcija tarptautinių studentų ir 5% proporcija vietinių ir tarptautinių dėstytojų. Taigi, kaip matome, šis reitingas daugiausia remiasi apklausa dėl akademinės reputacijos, tai yra reputacinis reitingas ir taip pat vertinantis įvairius santykius. Taigi iš šio reitingo galime matyti, kad 40% sudaro reputacijos tyrimas, tai yra nuomonės, ir 20% yra mokslinių darbų citavimai, ir 40% sudaro įvairios proporcijos. Taigi šis reitingas nėra labai tikslingai atspindintis kokybės aspektus. Ir aplamai ši agentūra yra komercinė organizacija, taigi galima pamatyti, kad ši organizacija organizuoja įvairias universiteto parodas, kurios yra dažniausiai mokamos universitetams. Taigi matome, jog šiame reitinge dalyvauja labai maža dalis universitetų ir nenustepčiau, jeigu sužinočiau, jog dalyvavimas yra mokamas. Na, dabar judam toliau. Kai Google ieškom pasaulio universiteto reitingų, pirmose vietose matome mokamą reklamą ir antroje vietoje matome Times Top University, Maastricht University. Šiaip įdomu, paspausim ir pažiūrėsim, ką jie rašo. Taigi, University of Maastricht breaks into top 100 prestigious the world university rankings. Matome, jog jie didžiuosi tom, kad užima 98 vietą Times Higher Education World University reitinguose. Ir pastaruoju metu dažnai tenka girdėti iš kandidatų, jog jie norėtų studijuoti Maastrichto universitete ir kaip tik ieškant informacijos apie universiteto reitingus, pastebėjau jų reklamą ir kaip tik dabar ir norėjau pakalbėti apie Times Higher Education The World University reitingą, kuris šiuo metu yra populiariausias Lietuvoje ir jisai populiariausias ne veltui, jog yra pakankamai kokybiškas reitingas. Taigi pažiūrėkim, kaip sudaromas šitas reitingas ir ką jisai reiškia kandidatams. Taigi turim tokią lentelę, iš kurios galime matyti labai išsamei, kaip sudaromas šitas reitingas. Pirmoje lentelėje, iš kairės pusės, violetinėje lentelėje mes matome International Outlook Staff Students and Research, tai yra tarptautinė perspektyva, darbuotojai, studentai ir moksliniai tyrimai. 2,5% sudaro tarptautinių ir valstybės vidaus darbuotojų santykis, 2,5% sudaro tarptautinių ir valstybės vidaus studentų santykis ir 2,5% sudaro tarptautinio bendradarbiavimo mokslo straipsniuose santykis. Toliau žaliame fone mes matome moksliniai tyrimai, apimtis, pajamos ir reputacija. 18% sudaro žvalgomieji reputacijos tyrimai, 6% sudaro mokslinių tyrimų pajamos, tai yra kiek uždirba universitetas iš mokslinių tyrimų. Ir 6% akademinių ir mokslinių tyrimų personalo straipsniai. Dešinėje pusėje mėlynam fone mes matome mokymas ir mokymosi aplinka. 15% sudaro reputacijos tyrimas mokymai. 6% sudaro doktorantūros apdovanojimai per akademinius metus. Ir 4,5% sudaro studentai priimti per mokslo metus, tai yra studentų skaičius. 2,25% sudaro doktorantūros diplomai. Rožiniam fone mes matome, jog 30% sudaro citavimai, tai yra citavimo įtaka, kiek mokslinių darbų yra cituojama. Ir pačiam viršui matome 2,5% sudaro mokslinių tyrimų pajamos iš pramonės. Taigi šio reitingo esmę sudaro moksliniai tyrimai ir jų reikšmė bendroj visumoje yra 88,25%. O ką tai reiškia patiems studentams, tai yra kandidatams? Visų pirma, šis reitingas labiausiai atspindi, koks yra dėstytojų lygis šiuose universitetuose.
kadangi jeigu universitetas yra aukštai reitinguojamas, reiškia, universitetas vykdo daug mokslinių tyrimų, reiškia, personalas yra labai kvalifikuotas, tačiau svarbu įvertinti tai, jog nebūtinai, kad studentui dėstys būtent tas dėstytojas, kuris atlieka mokslinius tyrimus. Taip atsitinka todėl, kad universitetai siūlo labai platų studijų programų pasirinkimą, o tyrimai vykdomi tik tam tikrose siauruose srityse. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje universitetai siūlo daugiau negu 200 studijų programų kiekvienas. Taip pat šitas reitingas neatspindi kitų svarbių rodiklių, tokių kaip pilnai neatspindi studijų kokybės aspektų, taip pat neatspindi studentų pasitenkinimo ir taip pat neatspindi karjeros rodiklių, tai yra įsidarbinimo ir algos. Na ir dar kartelį prisiminkime, kokie yra akademinių universitetų požymiai. Visų pirma, šitie universitetai yra reitinguojami, kadangi jie atlieka mokslinius tyrimus ir čia dirba kvalifikuotas personalas, dažniausiai mokslininkai ir dažniausiai teoretikai. Taigi taikomi standartiniai studijų metodai ir taip pat šitie universitetai taiko žymiai aukštesnius stojimo reikalavimus, kadangi studijuojami dalykai yra susijęs su anksčiau studijuotais dalykais mokykloje, todėl universitetai nori įvertinti, ar kandidatai sugeba mokytis pagal standartinius metodus. Na ir kokiems studentams labiau tinka tokie universitetai? Taigi šio tipo universitetai tinka jaunuoliams, kurie labiau linkę mokytis daug analizuodami informaciją iš įvairių šaltinių. Ir universitetai formuoja įgūdžius, leidžiančius studentams vykdyti studijuojamų dalykų tyrimus, atrasti arba išrasti kažką naują. Taigi tai studijos į mokslinę veiklą orientuotam jaunimui. Ir šitie universitetai suteikia platesnį teorinį suvokimą dalykų ir mažiau tokio kaip praktinio suvokimo. Na ir tokie universitetai yra reitinguojami pagal mokslinius tyrimus. Ir kitas tipas universitetų yra taikomų mokslų. Taigi šitie universitetai dažniausiai nėra reitinguojami, kadangi neatlieka mokslinių tyrimų. Tačiau jie atlieka taikomuosius tyrimus arba aplamai neatlieka jokių tyrimų. Jie taiko nestandartinius studijų metodus ir dažniausiai dėsto specialistai, profesionalai, praktikai. Na ir taip pat šitie universitetai taiko paprastesnius stojimo reikalavimus, kadangi universitetams nėra svarbus taip stipriai ankstesni pasiekimai, kadangi universitetas ruošia specialistą nuo pat pradžių. Tarkim, jeigu nori studijuoti programavimą, reikia tiesiog mokėti jungti kompiuterio, visas kitas žinias ir įgūdžius suteikia universitetas. Na ir tokie universitetai tinka jaunuoliams, kurie linkę mokytis bendraudami, linkę bendradarbiauti ir praktiškai taikyti mokomus dalykus. Kadangi studijų programos sudarytos remiantis pačiais naujausiais atradimais ir išradimais, kuriuos vykdo mokslinių tyrimų universitetų ir taip pat organizacijos, ir studentams pateikiamos praktiškai patikrintos žinios, kurias jie gali iš karto pritaikyti patys ir taip formuoti pasirinktai specialybei reikalingus įgūdžius. Na ir tokie universitetai dažniausiai suteikia specializaciją, tai yra siauresnis dalyko suvokimą, tačiau labai specializuota, labai praktiška ir labai orientuoti į karjerą. Visuose universitetuose dažniausiai yra įskaičiuota praktika į studijų programą ir ta praktika dažniausiai būna apmokama, tai puikiai galimybė užmegzti ryšius ateičiai ir neretai po praktikos studentai sugrįžta į tą pačią įmonę dirbti. Na ir taip pat praktika suteikia rekomendacijas ir taip pat įrašą į CV. Tačiau kaip yra reitinguojami taikomųjų mokslo universitetai? Šiuo metu pasaulyje dar nėra sukurtos sistemos reitinguoti taikomų mokslo universitetus, todėl reikia vertinti patiems. Taigi reikia vertinti kokybės rodiklius. Dažniausiai universitetai savo tinklapiuose skelbia ir akcentuoja kokybės aspektus. Taip pat vertinti lietuvių atsiliepimus ir taip pat studentų pasitenkinimo studijomis lygį. Šis rodiklis yra skelbiamas kai kurių universitetų, o Didžiojoje Britanijoje valstybinė sistema skelbia šį rodiklį kiekvienai studijų programai atskirai ir mes dar nagrinėsim šią sistemą. Taip pat svarbu vertinti karjeros rodiklius, tai yra įsidarbinimas po studijų, kiek procentų įsidarbina ir ar dirba pagal specialybę, na ir taip pat algų lygį po studijų. Norėčiau paminėti dar vieną reitingavimo sistemą. Tai yra Guardian, Jungtinės karalystės reitingų sistema. Taigi šios sistemos didžiausias privalumas yra tai, kad reitingavimas vyksta pagal studijų programas, tai yra pagal studijų sritis.
Ir kaip matote, čia yra visas sąrašas. Tačiau iš karto pasirodo vienas minusas, jog galima verslo studijų programas vertinti tik kaip visumą, tai yra business and management stadijas, tačiau nėra atskirta, tarkim, rinkodaros ar finansų arba vadybos ir panašiai. Taigi matome tokią lentelę. Čia įvertinti beveik visi Jungtinės karalystės universitetai. Kodėl beveik? Nes atsirado dar vienas toks trūkumas, jog, tarkim, teisės aš neradau vieno universiteto, tai yra South Wales universiteto, kažkodėl nėra šitoj lenteliai. Na ir ką rodo ši lentelė? Yra Guardian Score, Satisfied with Course ir taip toliau, žodžiu, daug įvairių rodiklių ir galim paskaityti, ką kiekvienas jų reiškia, kaip sudaroma šitas reitingas. Taigi pirmas stulpelis yra reitingas pagal Guardian formulę, jį nėra čia aiškinama. Toliau yra institucijos pavadinimas. Toliau taip pat dar vienas reitingas, kuris nėra labai aiškus. Toliau eina studentų pasitenkinimas studijomis. Sekantis rodiklis yra, kiek studentų tenka vienam dėstytojui. 8. kiek išleidžiama pinigų vienam studentui. Average entry tariff. 9. reiškia stojimo reikalavimų sudėtingumą. Tai yra su kokiais balais universitetas priima studentus, tačiau tai rodiklis Jungtinės karalystės studentams. Ir mums kaip užsienio studentams jis nėra labai svarbus, nes stojimo reikalavimai labai skirtingi. Taip pat pridėtinės vertės balas. Šis rodiklis vertinas, su kokiais balais studentai įstojo ir su kokiais balais jie pabaigė studijas. Na ir paskutinis, 11, parodo procentą studentų, kurie suranda darbą per 6 mėnesius po studijų baigimo. Taigi sugrįšim prie lentelės. Šio reitingo didžiausias privalumas yra tai, kad jisai nukreipia mąstymą labai teisinga linkme, jog reikia vertinti kiekvieną studijų programą atskirai ir pagal kiekvieną atskirą rodiklį. Tačiau šio reitingo didžiausias trūkumas yra tai, kad aš palyginau su valstybinės sistemos rodikliais ir jie labai stipriai skiriasi. Aš nežinau, kodėl čia taip yra, arba duomenys vėluoja, arba yra kažkokios kitokios priežastys, bet tarkim, karjeros rodiklis įsidarbinimas po 6 mėnesių. Aš lyginau pagal Arts University of Bournemouth, kur yra labai aukšti įsidarbinimo rodikliai ir pats universitetas skelbė, jog 97% studentų įsidarbina ir valstybinės sistemoje taip pat buvo aukšti rodikliai, tačiau šitoj sistemoje rodikliai buvo pakankamai žemi. Taigi šitas reitingas turi tam tikrų trūkumų, tai yra jis nevertina algos lygio po studijų. Tačiau šį lygį galima patikrinti valstybinėje sistemoje. Taip pat šitame reitinge pagal dalykus kartais trūksta tam tikrų universitetų kažkodėl. Ir taip pat aš atradau didelių neatitikimų. Todėl nemanau, kad šitas reitingas yra ypatingai patikimas, tačiau jisai buvo reikalingas labiau kaip pavyzdys, jog svarbu vertinti pagal kiekvieną studijų programą atskirai. Taigi renkantis universitetą svarbu vertinti pagal kiekvieną studijų programą atskirai. Ir Jungtinėje karalystėje yra tokia galimybė. Mes paėmėm 2 universitetus palyginimui. Coventry University užima 33 vietą bendram Guardian reitingai ir University of Surrey 8 vietą. Na, tiesiog dėl pavyzdžio, tas reitingas reikalingas tam, kad tiesiog palyginti universitetų prestižą. Taigi mes paėmėm apskaitos ir finansų studijų programą ir palyginom kokybės ir karjeros rodiklius šios studijų programos. Taigi studentų pasitenkinimo lygis studijomis, vertinant visus kokybės aspektus bendrai, sudaręs 97% Coventry ir 93% Surrey. Šitie duomenys paimti iš valstybinės sistemos, ne iš Guardian reitingo. Įsidarbinimo po studijų lygis 90% Coventry ir Surrey, pradinė vidutinė alga po studijų 17 000 svarų Coventry ir 21 000 svarų Surrey. Vidutinė alga po 40 mėnesių Coventry 23 000 svarų ir Surrey 26 000 svarų. Taigi matom, kad
universitetas, Surrey, kuris įeina į top 10 UK universitetų, tam tikrais rodikliais nusileidžia, tai yra studentų pasitenkinimo lygis Coventry yra didesnis, įsidarbinimo po studijų lygis yra vienodas, tačiau pradinė alga yra didesnė ir šioje vietoje pasireiškia universiteto prestižas, kuris dažniausiai lemia 10-15% didesnę algą nuo starto. Taigi, Jungtinėje karalystėje nėra paskirstimo į akademinius ir taikomų mokslo universitetus, jie visi vadinasi Modern Universities. Taigi, kandidatai, kurie norėtų labiau orientuotis į akademinius universitetus, turėtų vertinti pagal Times, Higher Education University Rankings ir tokiu būdu tikėtina, kad jie atrinks labiau akademinius universitetus. Tie, kurie norėtų Jungtinėje karalystėje studijuoti labiau taikomų mokslo universitetuose, reikėtų vertinti karjeros ir kokybės rodiklius, arba tiesiog ieškoti balansų, vertinti ir akademinius reitingus, ir karjeros ir kokybės rodiklius. Na ir taip pat vertinti, kur kandidatas turi galimybę įstoti. Taigi Jungtinėje karalystėje valstybinėje sistemoje yra galimybė tikrinti pagal kiekvieną studijų programą atskirai. Danijoje ir Olandijoje tokios galimybės nėra, tačiau akademinius universitetus galima vertinti pagal Times, World University Rankings, o taikomų mokslo universitetus reikėtų vertinti atskirai, žiūrėti informaciją, kurią skelbia universitetai savo tinklapiuose, tikrinti šalies algų po studijų skelbiamus duomenis, taip pat vertinti universiteto akcentuojamus kokybės aspektus ir papildomas galimybės, kurias suteikia universitetai, taip pat vertinti ten studijuojančių lietuvių atsiliepimus. Na ir svarbiausia prisiminti, jog stojant į Danijos ir Olandijos taikomų mokslo universitetus, kandidatai dažniausiai pasirenka lengvesnį ir tokį gudresnį kelią, nes įstoti paprasčiau, yra praktikos galimybės, o po bakalauro studijų yra galimybė įstoti į prestižinius universitetus ir įgyti prestižinį magistro laipsnio diplomą. Taigi pabaigai paminėsiu, jog Fox universitetai turi sutartis su labai skirtingais universitetais ir taikomų mokslų ir akademiniais universitetais, kurie atlieka tyrimus ir užima aukštas pozicijas reitinguose. Na ir svarbiausia, jog visi universitetai turi labai skirtingus stojimo reikalavimus.